Kas naujai šviežiai prisijungia, labas vakaras. Aš esu Marius Daugalavičius, psichologijos mokslų daktaras, šeimos santykių psichoterapeutas. Ir mes turim seminarą santykių terapija, kuriam pabandysiu apibendrinti savo daugiametę psichoterapinę patirtį ir savo asmeninę patirtį. Ir šiek tiek galbūt ir mokslo žinių, kągi psichologijos mokslas sako santykių klausimų. Ir iš viso to mes pabandysim sulipdyti tokią koncentruotą dozę to, kągi galima padaryti su savo santykiais. Tai yra visų pirma, kasgi dedasi su tais santykiais. Tai yra, kaip čia taip gaunasi, kad žmonės susitinka, myli vienas kitą, džiaugiasi vienas kitu, o po to staiga prasideda pykčiai, barniai, susvetimėjimas, atšalimas, konkurencija ir staiga žmonės pradeda skirtis. Kaip čia taip gaunasi? Pagal statistiką vos ne pusė šeimų išsiskiria. Mylinčių šeimų. Labai reta šeima susituokia ta, kuri nemyli vienas kitą. Dauguma vis tik myli. Vadinasi, kažkas atsitinka pačioje eigoje. Kažkas negerai. Dėl ko? Mes šiandien ir pabandysim pasiaiškinti. Dėl ko ir kągi galima daryti. Kaip visuomet. Aktualiausi du klausimai. Kas kaltas ir ką daryti. Pabandysim. Kadangi čia yra nemažai dalyvaujančių ir gyvai, ir interneto transliacijoje, siūlyčiau visiems aktyviai dalyvauti. Jūs gyvi žmonės, dalyviai, turit ką pasakyti, visi žmonės turi santykius. Turbūt nėra nei vieno žmogus, kuris sugebėtų prasisukti neturėdamas jokių santykių. Santykiai yra platesnė prasme, negu vien tik tai vyras su žmona. Darbe mes irgi turim santykius. Bendradarbė. Bosas su pavaldiniu, draugai. Visą tai irgi yra du žmonės, kurie kontaktuoja vienas su kitu. Tai visi turim santykius. Ir visiems žmonėms reikia santykių. Nors dažnai žmonės jie deklaruoja, būna, sutinku. Taip žmonių, o man santykių nereikia. Bet man gerai vienai, ar man gerai vienam. Man taip geriau. Po to pradedam šnekėti su tokiu žmogum. O kaipgi čia tau gyvenasi šitą tokį gyvenimą? O kaipgi tu daėjai iki tokio gyvenimo, kad tau dabar geriau šitaip? Ir staiga pamažu atsiranda momentai, pradeda lyst. Tai yra, kaip tas žmogus daėjo prie to, kad jam geriau vienam. O pasirodo, kad nieko gero nebuvo. Tai yra, buvo nusivylimai, buvo pykčiai, buvo kažkokios skriaudos, buvo kažkokios tai nuoskaudos, kurios privedė prie to, kad žmogus sako, ai ne, man geriau nereikia. Aš be to apsėsiu. Bet širdį, viduje, kiekvienas žmogus to nori. Kiekvienam žmogui to reikia. Šeima, kas yra šeima? Jeigu tai paėmus. Šeima tai yra ta vieta, kur žmogus grįžta pailsėti. Tai yra ta vieta, kur žmogus turėtų bent jau pagal idėją jausti saugus. Tai yra ta vieta, kur žmogų priims bet kokiu atveju. Darbe niekas nepriims žmogaus tokio, koks jis yra. Darbe yra pareigos, žmogus turi būti kažkoks tai, privalo. Jis privalo tą daryti, taip elgtis ir taip elgtis. Ir jeigu jis to nedarys, išmes iš darbo. Jeigu jis pats savo dirba, tai irgi klientai išmes iš darbo, nes jam nemokės pinigų, jeigu jis nedarys to, ką reikia. Draugai irgi nusisuks, jeigu jis bus kažkoks netoks. Kaip sako, žmogus pasikeitė, visi nuo jo nusigręžė. Kas lieka? Šeima. Šeima tai yra vienintelė sritis, kuri gali žmogų palaikyti bet kokiu atveju. Šeima tai yra ta vieta, kur jį duoda žmogui saugumą. Žmogus, kuris neturi gerų santykių, jis jaučiasi gyvenime toks, kaip žiurkė užspausta į kampą. Jam nėra kur trauktis, jis neturi palaikymo iš už nugaros. Jis pradeda kandžiotis. Žmogus darosi piktas, agresyvus, nusivylęs, šaltas. Konfliktai, agresija. Kiek žmogus gauna šilumo šeimoje, tiek jisai po to perneša ir į gyvenimą. Jeigu šeimoje yra šaltis, vadinasi šaltis ir žmogaus gyvenime darosi. Šeimoje žmogus mokosi, kaip galima priimti ir save ir kitus žmonės. Jeigu jis to neišmoksta šeimoje, vadinasi, jis to nemoka ir gyvenime.
Jis kritikuoja save, kritikuoja kitus, teisia save, teisia kitus. Turi krūvą konfliktą, problemą. Tvirti santykiai, tvirta šeima yra tada, kada yra šiluma šeimoje. Geri santykiai yra ne tada, kada nėra pykčių. Kaip dažnai būna. Paklausia irgi žmogus. Kaip ten pas tavę su santykiais? Ai, gerai. Kas gerai? Kas gerai? Vat, žmona ten prie kompiuterio, aš prie televizoriaus. Viskas gerai. Problemų nėra. Na, problemų tai gal ir nėra. Bet laimės irgi nėra. Lygiai taip pat. Tada, vadinasi, žmonės tiesiog atsiskyrė vienas nuo kito. Pasidalino teritorijami ir tiesiog stengiasi neprisiliesti vienas prie kito. O kada jie prisilies vienas prie kito, įvyksta bum, įvyksta problema. Mes siekiam santykių, kurie neša šilumą. Mes nesiekiam santykių, kur nėra problemų. Problemų yra visur. Nėra santykių be problemų. Bet jeigu žmogus sako, kad pas mane nėra problemų, vadinasi vienas iš dviejų. Arba jisai daug ko nepastebi ir tos problemos tuoj prisikaups ir įvyks sprogimas. Arba jis tiesiog slepia. Vienas iš dviejų. Prisimena Merfio dėsnius. Vienas iš Merfio dėsnių. Jeigu jums atrodo, kad viskas gerai, vadinasi, jūs kažko nepastebit. Aš nenoriu būti blogas pranašas, bet tai yra teisybė. Aš siūlyčiau pradėti nuo to, kad pasigilint į tai, kaipgi atsiranda santykiai. Ir kas priveda prie to, kad žmonės jie pritraukia vienas kitą. Kodėl būtent tokie žmonės pritraukia vienas kitą? Ir visą tai pradžia yra tuose laikuose, kada tiesiog formuojasi žmogaus charakteris. Kada formuojasi žmogus kaip asmenybė. Kada tas vyksta? Vaikystėje. Aišku, be abejo vaikystėje. Niekur mes nuo vaikystės nedingsim. Tenka prisiminti ir prisiminti tos laikus. Bet kas vyksta vaikystėje? Na, aš čia taip pat pabandysiu papaišyti. Tokia aštuoniukė. Čia nelabai lygi, bet jinai turėtų būti lygi. Begalybė, jo, visiškai teisingai. Tai yra gimsta vaikas iš begalybės. Ir iš vaiko akių žiūri begalybę. Tam tikra prasme vaikas gimsta, jis tobulas kūdikis. Jisai gali bet ką. Jis gali verkti, jis gali juoktis. Jis gali daryti, gali nedaryti. Jis kaip kempinė, atviras viskam ir viską priima, susiurbia į save. Tai yra ta begalybės aštuoniukė. Ką reiškia begalybė? Tai reiškia judėjimas tarp polariškumo, tarp pliuso ir minuso. Pliusas ir minusas. Kaip elektros energija, kaip pratika. Fizika visi atsimenam. Elektros energija teka tarp pliuso ir minuso. Turi būti potencialų skirtumas. Žmogaus asmenybėje tas potencialų skirtumas, jisai susidaro nuo to, kad mes leidžiam savo vieną ir leidžiam savo kitą. Tai yra mes savo leidžiam džiaugtis ir leidžiam liūdėti. Mes galim būti aktyvus ir galim nieko nedaryti. Mes galim kalbėti ir galim tylėti. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra visame kame yra polariškumai. Ką tik tai gimęs vaikas, ar ne ką tik tai gimęs, ar šiaip vaikas, jis dažniausiai gali sau leisti ir tą ir tą. Vaikai jie tokie. Jie gali ir ten sudaužyti kažką, jie gali ir daryti, ir nedaryti, ir džiaugti, ir verkti, ir liūdėti, ir taip toliau, ir taip toliau. Jis gali daug ką sau leisti. Kas vyksta, kai toks vaikas su begalinė siela, su savo begalinė psichika susiduria su tėvų auklėjimu? Kas vyksta? Pradeda formuotis, absoliučiai teisingai. O ką reiškia formuotis? Formuotis tai reiškia, vaikas sužino, kas yra gerai, kas yra blogai. Ką galima ir ko negalima.
kažkokios jo asmeninės savybės, jos gauna paskatinimą, kad tai yra gerai. O kažkokios tai jo asmeninės savybės, jos gesinamos, nes tai yra blogai. Kiekvienoje šeimoje, kiekvieno vaiko atveju tai yra, gali būti visiškai skirtingi dalykai. Tarkim, gimsta koks berniukas. Berniukas pas mus koks turi būti? Jis turi būti stiprus, jis jokių būdų neturi verkt, jis neturi gailėti savęs, jis neturi būti silpnas, jis turi viską sugebėti, jis viską, kaip tikras vyras turi būti. Ką turime omeny vyras? Ir kiekvieną kartą, kada jisai pasirodo silpnas, o ką reiškia silpnas? Tai yra, jisai kažko nesugeba, jisai kažko nemoka, jisai kažko tai nežino. Tai yra, kada jis yra kažkoks nekompetitingas. Jam būna blogai. O ką reiškia būna blogai? Tai reiškia, jam sako, tu durnas, tu kvailas, tu to nesugebė, tu negali. Ir vaikas jisai suvokia, kad tai yra blogai. Negerai, taip negalima, to neturi būti. Jis savo to neturi leisti. Vat toksai jisai turi būti, o va šitoks neturi būti. Tai yra, tarkim, jeigu paim tos du poliariškumus, tai vienoje pusėje formuojasi tokie kaip minusai. Minusas. Minusas tai reiškia, kas yra blogai, kaip negalima, kaip neturi būti, man asmeniškai. Tarkim, liūdėt, kažko tai nežinot, kažko tai nesugebėt, yra blogai. O kad šito nebūtų, kas turi būti? Turi būti kažkas tai priešingo. Yra kažkoks tai, žmogus turi būti kažkoks. Tarkim. Tai yra, kiekvienam tam, ko neturi būti, padengt, formuojasi tai, kas turi būti. Tarkim, jeigu blogai yra kalbėti garsiai, tai ką reikia? Kalbėti tyliai. Jeigu blogai yra verkt, tai kas yra gerai? Juoktis. Arba sėdėti rimtą veido išraišką. Jeigu yra blogai nežinot kažko, gerai yra žinot. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra kiekvieną kartą, kada yra kažkokia tai negera patirtis, formuojasi tokia kaip apsauginė strategija, kaip yra gerai, kaip turi būti. Ir žmogus, jisai ką stengiasi? Dar vaikas. Jisai stengiasi būti maksimaliai čia ir maksimaliai nebūt čia, neužėti. Jisai vis daugiau ir daugiau būna čia ir vis mažiau ir mažiau būna čia. Vis mažiau ir mažiau. Mažiau ir mažiau, mažiau ir mažiau. Vyksta auklėjimas ir vyksta asmenybės brendimas, charakterio formavimasis. Tai čia tokiais žodžiais tai vadinasi. Tas reiškia, kad čia aš nebūsiu, toks aš nebūsiu. Ne, aš netoks. O aš esu toks, kažkoks tai. Kiekvieno atveju skirtingai. Aš esu, tarkim, bendraujantis žmogus, o aš esu stiprus, aš esu savim pasitikintis, aš nieko nebijau. Aš galiu pasirūpinti savim, aš galiu pasirūpinti kitais. Aš esu toks. Toks atsakingas, stiprus, mokantis, sugebantis, toks, tvirtas vyras. Ir tuo metu, ar aš esu silpnas? Ne. Ar aš esu kažkoks tai nemokantis kažko? Ne. Ar aš esu nekompetitingas? Ne. Ir aš visas toks nesu. Toks esu, o toks nesu.
Kuo labiau žmogus auga, tuo tvirčiau formuojasi va šitie du poliai. Tuo labiau formuojasi charakteris. Va, žmogus tvirtai įsitikina, kad jis toks yra. Ir taip reikia gyventi, ir taip yra teisinga gyventi. O žmogus palei kažkokios 18-20 metus, jis jau tvirtai įsitikina, kad jis yra toks. Aš jau esu toks, jau mano charakteris toksai, yra krūva testų, kaip apibūdinta charakterį. Ten visa psichologija, nu ne visa, bet pusė psichologijos ten to remiasi, kad įvairiais apibūdinimais ir ten, išskirimų, ten bruožų, tipų, testavimų ir taip toliau, ir taip toliau. Žmogus pasirodo, jis yra toks. Bet, kas svarbiausia mūsų atveju, tai yra fasadė. Tai, ką žmogus rodo. Ir yra tai, kas už fasadą. Vat, ko žmogus nerodo. Jis net ir pats jau įsitikinęs, kad jis to neturi. Kad to nėra. Jis neturi šitų savybių. O vien todėl, kad jis niekuomet neleidžia savo prie to prisiliesti. Vis labiau čia ir vis mažiau čia. Kas vyksta su mūsų begalybė? O begalybė, jinai pradeda striginėti. Tai jeigu žmogus užeina tik tai į vieną pusę, o neužeina į kitą pusę, begalybė, jinai kažkaip tai jau nebe begalybė. O begalybės ženklas, tai dar yra ženklas to, kaip praeina energija, elektros energija, tarp pliuso ir minuso. Jeigu lieka tik tai pliusas ir nebelieka minuso, kas vyksta su elektros energija? Diabetika. Ir toks žmogus, jisai, jam pradeda kažko trūkti. Trūksta kažko. Jis viską žino, jis viską sugeba, žino, kaip teisingai gyventi ir taip gyventi. Kažko trūksta. Laimės nėra. Džiaugsmo nėra gyvenime. Na, čia tarkim vyras. Kažkur kitur, kitam mieste, kito erdvėje gyvena, gimsta kita aštuoniukė. Na, vėl aš čia nelygiai nupiešiu. Čia turi būti lygiai. Tai irgi yra ten minusas, pliusas. Tai yra, tarkim, čia mergaitė. Kaip auklėjama mergaitė? Nu, jinai irgi gimsta begalybė, jinai irgi gali ir tą. Kiekvienas žmogus, jis turi potencialą patapti ir tokiu, ir taip toliau. Mergaitė, jinai dažniausiai auklėjama šiek tiek kitaip. Tai yra, jai jau kaip ir gerai, kada jinai rami, tyli, kada jinai galbūt šiek tiek pasiduoda rūpesčiui, kas yra gera mergaitė. Tai yra ta, kuri sėdi ir nieko nedaro ir gražiai šypsosi. Nu, taip yra pas mus. Yra gera mergaitė, tai yra cacelelė, gražiai supintos kasytės, kaip sako, kasytės įtempia veidą raumenis ir ir jinai šypsosi visą laiką. Kada jinai bando kažką patriukšmauti, kada jinai bando kažką pavadovauti, jai duoda per nagus. Ne, tai kasgi, tu mergaitė, tu kaip čia dabar? Tau taip nereikia. Tai yra, tu geriau būk ten tylesnė, ramesnė. Jinai gerai, o ką jinai žino? Jai pasakė, jinai daro. Tai yra, vaikasgi nežino iš tikrųjų, kaip reikia. Jis kaip kempinė, jam pasakyk, jisai darys. Iš tikrųjų veikia ne tik pasakymas, ir asmeninis pavyzdys, taip kaip tėvai gyvena, ir tai, ką mato pas kaimynus, pas giminės, kieme, mokykloje ir taip toliau, visą tai kapsi žmogui. Ta mergaitė, jinai irgi kažką bando padaryti, jai kažkas nepasiseka, jinai kažkokia tai buvo, jai kažkas ten pasakė, kad tai negerai, ar įvyko, tiesiog,
sukritikuota buvo, ar neišdegė kažkas tai padaryti. Jie lygiai taip pat formuojasi. Va, tai, kas galima ir tai, ko negalima. Va, tik tai pas ją jau formuojasi visiškai kitaip. Va, tai yra, pas ją galima sėdėti ramiai, gražiai šypsotis, bet negalima triukšmauti, čia pliusas, čia minusas, negalima triukšmauti, reikia geriau palaukti, kol kažkas padarys už mane, pasirūpins manim, va čia, negalima ten kažko tai liest, negalima bėgti, lėkti, triukšmauti, ten dar kažko tai. Minusiukai susidaro. Pliusiukai susidaro, tai yra, kad būtų geriau kažkokia tokia ramesnė, tylesnė, leisti, kad manim pasirūpintų. Tai yra, ko čia dabar, kaip sakytų, yra didesni, stipresni, protingesni, tegul už mane sprendžia, tegul daro. Tai yra, būti atsakingai, jai, ten būti stipriai, ten būti kažkokiai tai aktyviai, negalima. O galima būti tokį gražiai besišypsančiai, ramiai, silpnai. Na, čia galima, normaliai, tinkama. Tokią mergaitę visi myli, glosto, sako, šaunuolė, gera mergaitė. Caca lelė. Pavyzdžių stato. Su begalybė vyksta lygiai tas pats. Tai yra, jinai vis labiau stengiasi būti čia ir vis mažiau užeiti čia. Trajektorija, jinai pasislenka į šitą pusę. Trajektorija tai reiškia, kada žmogus leidžia savo tokiu būti. Čia jinai vis daugiau leidžia savo tokiu būti, o tokiu jinai savo neleidžia. Su begalybė vyksta lygiai tas pats, tik tai jau į kitą pusę. Sulaukė 18-20 metų, jau nebe mergaitė, jau moteris. Jie irgi kažką pradėjo trūkti. Tai yra, jau tėvai, jau jos kaip ir, jie nebesirūpina. Jai reikia eiti kažkaip gyventi, pačiai savarankiškai. O, taigi jinai nemoka, jai turi kažkas pasakyti, ką reikia daryti. Bet jinai pati savim nelabai. Ir vienas ir kitas, jie susiformuoja kaip asmenybės. Ir vienam ir kitam susiformuoja ta šešėlinė pusė, kokiais jie stengiasi nebūti. Niekuomet. Ir nedaug Dieve, kas nors priverčia jos būti tokios. Tokį vyrą, nedaug Dieve priversi pasijaus mažu ir silpnu. Priešų būsi. Bet gamta tai jinai sukūrė kitaip. Gamta tai sukūrė begalybę. Tai yra viskas ok ir tvarkoj, kada yra adekvačiai abi pusės. Dvi pusės. Kaip sakoma, kairė adekvati dešiniai, viršus adekvatus apačiai, darbas adekvatus poilsiui ir taip toliau, taip toliau. Ir vieno ir kito gyvenime pradeda kažko trūkti. Ir kas įvyksta? Patarkit kas nors. Absoliučiai. Tai yra, jie vienas su kitu susitinka. Jie gali gyventi skirtingose miestuose per didelį atstumą, už 100 kilometrų. Jie gali ten judėti trajektorijom, ten visiškai nesuvokiamam. Bet kažkokiu stebuklingu būdu, kaip magnetas, jie pradeda traukti vienas kitą. Gali būti diskoteka, kur 1000 žmonių bus. Šoks.
Ir jie judėdami toj neįsivaizduojamoj masėje žmonių, jie vis vien sutiks vienas kitą. Fizika. Pliusas traukia minusą. Čia minusas, čia pliusas. Du žmonės susitinka. Kas įvyksta? Energija, psichinė energija, jinai jau prateka šitaip. Pliusas sutiko minusą. Vienas kitą subalansavo. Sakoma, dvi puselės surado vieną kitą. Raktas atitiko spyną. Priešingybės traukia absoliučiai teisingai. Absoliučiai teisingai. Įvyko meilė. Veidai, ružavė, džiaugsmo, per akis, energijos pliūpsnis, pakilėjimas. Gyvent gerą. O gerą todėl, kad aštuoniukė, jinai pagaliau atsistatė, prateka tie poliariškumai. Tai yra tai, ko kiekvienas iš jų neleido savo, jie pagaliau tai turi. Tik tai jau dabar ne savo viduj, o kito žmogaus pavydalė. Jie kompensavo savo trūkumus kitų žmogumą. Valio, gyvenimas pasisekė. Žmonės, aišku, džiaugiasi. Ir jos, aišku, tik sveikint galima. Viskas gerai, apie tai dainuojamos visos dainos, eilėraščiai rašomi, knygos rašomi. Apie va šitą schemą. Tik tai tose dainuose ir poemose ir eilėraščiuose vis tik nutylima apie va šitą pusę. Kad jinai irgi yra. Pas kiekvieną iš jų. Ir jinai yra, ne šiaip savo yra, bet jinai yra atstumtoj būsenoj. Jinai atstumta pas kiekvieną iš jų. Šitam atstumtos vienos savybės, tos, kurios išreikštos pas jo žmoną ar draugę, o žmonai yra atstumtos tos savybės, kurios yra išreikštos pas vyrą. Tai yra vyras, jis niekuomet nebus toks, ne, aš netoks, tikrai netoks, o moteris, jinai niekuomet nebus kaip vyras. Ne, aš nebūsiu. Tai yra neleistina, atstumta, tabu tam žmogui. Todėl praeina metai, 2. Kiek ten, sako, meilė tęsiasi? 3 metus, jo. 3. Nu, kur sako 2, kur sako 3 metus. Jau techninės smulkmenos. Jo. Esmė, kad visa tai baigėsi. Bet kokiu atveju. O baigėsi dėl ko? Dėl to, kad psichologinis išsidėstymas viduje, tai nei pas vieną, nei pas kitą nepasikeitė. Tai yra tai, kas buvo nepriimtina ir liko nepriimtina. Tai, kas buvo negalima ir liko negalima. Ir jie pamažu pradeda matyti tai kitam žmogui. Akis atsiveria, sako. Kiek kartų girdėjote frazę? Atsiveria akis. Kur aš anksčiau buvau? Kur mano protas buvo? O ką reiškia atsiveria akis? Atsiveria akis, tai yra pagaliau pamatė, kad taip negalima kaip kitas žmogus. Negalima, neteisinga. Kodėl neteisinga? Todėl, kad man tai yra neteisinga, man tai yra negalima, man tai yra atstumta. Todėl lygiai taip pat žmogus, jisai pradeda pasąmoningai eiti į agresiją prieš kitą žmogų, kuris pasižymi tom pačiom savybėm, kurių man negalima. Nu, jeigu man negalima, tai kodėl jam zarazai galima? Jeigu aš negaliu šitaip leis savo, tarkim, neatsakingai elgtis,
Tai kaip jinai drįsta taip neatsakingai elgtis? Prasideda mūsų gyvenimas. Prasideda konfliktai, prasideda pykčiai, konkurencija, agresija, pavydas, kontrolė, atitolimas, šaltis ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tai yra, žmogus pradeda atstuminėti ir kitą žmogų, todėl, kad pas jį yra atstumta šitos savybės pas jį viduje. Tai yra tai, dėl ko tie žmonės susitiko, pradeda griauti. Tai yra, pradeda atstuminėti tai, kas pritraukia. Tai yra tai, kas anksčiau buvo pliusas, patampa minusu. Tai yra tai, kas taip pat traukia, masino šitam žmogui, kaip tik dabar tai pradeda nervinti. Būtent tas. Tai yra va tokį stiprų, protingą žmogų pradeda erzinti va tokią chaotišką ir silpną būtybę. Kaip jinai taip gali, neatsakingai, nieko neuždirba pinigų, ten nesugeba ten pasirūpinti, ten nieko ir taip toliau, taip toliau. O jie pradeda erzinti va šitas toks va šaltas, bejausmis monstras. Ten. Bejausmis, svarbiausia. Ja. Ja. Bet jie pradeda tiesiog nesusišnekėti vienas su kitu. Tai šneka skirtingom kalbom. Jie yra polariškumo vienas kitam.